Yra pora tokių spektaklių, bet kas yra skaudžiausia, gerų spektaklių neatsimenu. Ir būtent skausmo pagalba aukščiausias kūrėjas tašo iš mūsų tobulas skulptūras. Kūrybingumo reikia visame kame. Man atrodo, bet kokia mūsų sprendimė reikalinga kūrybiškumo, netgi sprendžiant, kaip dieną pradėti arba kaip bendrauti su žmonėmis. Jeigu mes norim tos džiaugsmo ir laimės, mes turim būti kūrybingi, nes kūrybingi, man atrodo, kad tai yra ta gyvybė. Man atrodo, kad jaučiu ant liežuvio galo. Sveiki. Jūs žiūrite Klaipėdos jaunimo teatro podcastą Ant liežuvio galo. Šiandien aš turiu viešnią ir dar prieš pradedant apie viešnią noriu papasakoti, kad mes esame naujoje erdvėje. Didžiulis dėkui Donatui Želviui, Rūtai Venskutei, scenografijai, kurie šiandien mes taip labai persikraustėm į kitą erdvę. Ačiū Kultūros fabrikui, kad turi daug įvairiausių erdvių Klaipėdoje ir mes galime ieškoti pačią tobuliausią variantą. Tai štai, nauji namai, podcastas naujose namuose. O dabar apie mano pašnekovę. Iš tikrųjų labai didis žmogus, teatro žmogus, kuris savo kaip čia pasakyti, savo lentynoje turi net 4 auksinius scenos kryžius. Kiek aš čia dabar persidomėjau jos biografiją, jinai yra viena geidžiamiausių scenografių Lietuvoje. Ir mes turime tikrai didelę džiaugsmą, kad ji dirba su mumis, bet tai ne pirmas darbas ir šiuo metu Renata Valčik darbuojasi prie naujai statomo spektaklio, kurį režisuoja ir daro režisierius iš Prancūzijos Didier. Spektaklis dar neaišku kokiu pavadinimu, bet aišku ir ne apie ką. Tai žodžiu, turim Renatą Valčik. Tai labas Renata, ar ne? Sveiki. Kreipiuosi iš karto žiūrovus, jeigu jums atrodo, kad kažką mes galėtumėm pakoreguoti, rašykit, komentuokit. Aš atsižvelgiu į jaunųjų aktorių komentarą, tai čia Aurimas Bareikis pasiūlė šitą idėją ir man atrodo visai faina pasiteirauti žmonių pašnekovų, kad galėtų kažką papasakoti, parekomenduoti, ką įdomaus iš meno srities per pastarąjį mėnesį matei. Ar tai kažkokia paroda, knyga, filmas, spektaklis, muzika, albumas, bet kas, ką galėtų mūsų žiūrovai, kurie akivaizdu yra mylintys meną, ką galėtų irgi pavartoti tą kultūrą. Žiaurus klausimas. Pats žiauriausias to, kad iš tikrųjų šie metai buvo tiek intensyviai darbo, kad aš galiu tik tai paskelbti savo sąrašą, ką aš ruošiausi ir nespėjau pažiūrėti, nes iš tikrųjų, kas yra skaudžiausia, kad tas kūrybinis darbas, tas procesas antiek paima visą darbą, visą laiką, kad nebelieka laiko taip nurimti, pasižiūrėti, pasiklausyti koncerto, pasižiūrėti parodų, o vyksta tikrai labai nežmoniškai daug įdomu. Pražiopsiu visus festivalius kino. Vieną kitą tik tai spektaklį pasižiūriu, bet irgi labai sunkiai, nes iš tikrųjų tempai, aš nežinau, ar čia tempas darbo, ar tiesiog toks, kaip pasakyti, panerimas į darbą, nes iš tikrųjų, kai pradedi dirbti, tai nerista čia galva ir nieko kito nebelieka, o dar skaudžiausia būna, kai užlipa projektas ant projekto, tai nebelieka visiškai laiko kažką pasižiūrėti. Dabar taip greitai neprisiminčiau, nes neturiu įspūdžių, nes aš nemačiau, negirdėjau ir nieko neperskaičiau. Guli visas tirta knygų ir tiesiog neprieina rankos, nes labai daug atradau japonų rašytojų ir labai džiaugiuosi, kad lietuviai verčia. Ir dabar bandau prisiminti, kas yra dar labai sudėtinga man su japoniškom pavardėm. Odė šešėliui, kas parašė, ir nuostabi knyga. Ir tas mane labai įtraukė ir kažkaip, bet tam reikia laiko, tam reikia kažkokios tokios ramybės, o ta ramybė nebūna, nes kai dirbi ir kuri kažką, tai net ir naktimis kirba.
kirba smegenyse ir pastovi vis kažką, turi pergalvoti, turi sugalvoti. Tai aš tikrai blogas patarėjas. Bet labai gerai, tu jau turi vieną rekomendaciją, mes ją įdėsim ir labai faina. Tai aš iš karto užbėgu, kad pokalbius taip stengiasi pradėti nuo tokio burto. Ir vat jau, kad čia užsiminė apie knygą, mes turime čia šiek tiek knygų dabar savo toj naujoje erdvėje. Ir ar galėtum, Renata, paimti bet kokią knygą, atversti bet kur, durti į pirštų, perskaityti tą sakinį ir gal tas sakinys mums padiktuos, ką mes galėtumėm dabar nuo ko pradėti kalbėtis. Toks knygų burtas. Su visais taip dariau. Okay. Reikės atsistoti, ar ne? Pati artimiausia. Oho, Balys Sruoga, Dievų miškas. Labai gerai, klasika. Man tokia, žinai, masalskiška knyga. Jo, su juo mums įstriks Dievų miškas. Jo, Balys Sruoga. Ir ką toliau? Bet atvers bet kokį puslapį ir tiesiog bakstelk ir paskaityk. Ir iš viso lageryje buvo galima kalbėti laisvai, ką nori. Va, super. Apie laisvę. Jo, ir kalinys nieko nerizikavo. Aha. Tvarkoju, tai čia man, gerai, tada aš taip ir vadovausiuos. Ja. Ar turi daug laisvės dabar, Renata? Tu dirbi prie daug šiuo metu darbų ar ne? Vat, jo, namai? Labai namai. Taško teatro, Alisa ir dramos teatre, ar ne? Jo, bet namų spektaklyje viską perima jau tą būrės ir vadovavimą Aistė Alksnytė. Aš ten daugiau buvau tik taip pradiniam etape. Bet Aistė nuostabiai puikiai dirba ir labai džiaugiuosi. Labai džiaugiuosi, kad jiems sekasi toliau eiti ir jie puikiai žino, ką jie nori padaryti. Ir tada dabartinis toks pats įkarstis, pats toks užmaišymo periodas yra su Didie. Mes statome Alisą stebuklų šalyje. Ir tai yra tikrai labai didelis iššūkis padaryti pagal knygos adaptaciją. 12 visą istoriją seka Alisos 12 paveikslų šitoj mažytėje erdvėje su mažom galimybėm. Tai yra tikrai, patikėkit, iš proto varantis kartais iššūkis. Ir su Dmitriju Krymovu Klaipėdos dramos teatre Rekviem. Tai tokie labai skirtingi darbai ir kartais irgi reikia pastangų tiesiog peršokti nuo vienos temos į kitą. Tai irgi būna nelengva, bet ir apie tą laisvę, tai supratau, kad tos laisvės iš tikrųjų, čia kaip ir su laiku matyti, mes turime ją pasidaryti. Jinai pati neateis ir pati neatsiras. Tai man irgi reikia apie tai pagalvoti. Čia irgi dabar, kaip paminėjot, tai ir sakau, reikia susimastyti. Apie tą laisvę, ar ne? Gerai. Tai užsiminėjai apie naują statomą Klaipėdos jaunimo teatro spektaklį, kad apie Alisą stebuklų šalyje. Kaip atrodo apskritai? Dabar mes esam labai pradiniam taške ir premjera kovo 16, ar ne? Neklystu? Ir jo, ir yra lygiai mėnuo. Tas labai irgi tokį stresą priduoda, nes ką besugalvotumėm dabar, tai mes suprantam, kad mes dabar su kiekviena diena vis labiau esame limituoti galimybėse pagaminti tai, pasidaryti. Tai dėl to kiekvieną dieną reikia vis atnaujinti, dar kartą reviziją padaryti, ar iš tikrųjų dar tas galioja. Tai dabar dar vakare ir bandėmus darėm, nes aš mėgstu per kiekvieną darbą turėti, rizikuoti. Bet čia matyti jau mano liga ir vis kažką išbandyti naujo, kas yra nebandyta.
Ir teoriškai liktai ir veikia, bet praktiškai būna tokių iššūkių, kad nesuveikia arba nedirba taip, kaip atrodo. Tai dabar mes tame etape, tai man iš tikrųjų labai patinka su klaipėdiečiais dirbti, nes ir jaunimo teatras, ir taško teatro, visas jaunimas, jie yra užaugę ir jie yra tokie tikri teatralai. Jie viską daro patys ir iš tikrųjų aš čia jaučiuosi kaip šeimoje, nes kai reikia kažką bandyti daryti, tai jie viską ir patys viską daro. Tai taip nėra tos hierarchijos ir nėra paskirstimo. Ir kas patinka, pavyzdžiui, su Alisa, kai dirbam, tai dirbam visą komandą. Ir komandą dirbam vienodai, ar tai būtų brainstormas, ar tai būtų repeticijos, ar tai būtų režisavimas, ar tai būtų kažkokios paieškos. Ir mes visi krūvojame, mes visi bendrautoriai. Tai nežinau, man jau seniai būna klausimas, kaip išrašyti tas eilutes, kas už ką atsakingas, nes iš tikrųjų jau praktikavom, turiu per savo praktiką porą tokių atvejų, kai visą komandą spektaklio tiesiog surašydom kaip komanda, be jokių paskirimų, nes visi bendrai kūrėm, visi bendrai gaminom, visi, tik aišku, aktoriai tą atvaidina patys vieni. Bet tas kūrybinė grupė, tai net nežinočiau, kaip paskirstyti. Viskas vyksta per dialogą, per diskusijas, per bandymus, o dažniausiai net ir būna, kurie kyla mintis ar idėja, bet jinai nebūna, kaip sakyt, personalinė, jinai nebūna iš oro paimta, jinai būna iš to konteksto, iš to dialogo, kažkas išprovokuoja, kažkas sukelia tas būrės minčių. Tai ta bendra autorystė tada turėtų būti grupinė. O man apskritai atrodo, ta prasme, aš kiek stebiu, ar ne, jau tuos gimstančius spektaklius mūsų teatre, kad kartais man toks jausmas, kad čia yra kaip kokia, kaip pavyzdžiui, Jauno teatro dienos, kai būdavo festivalis, kad suvažiuoja chebrytė iš visur, 3 dienos, 3 paros ir kažką turi pagaminti. Tai čia irgi toks, 2 mėnesiai, 1,5 mėnesio suvažiuoja visi ir per tą tokį, kaip laboratorija, kaip sprintas kažkoks ir tada nėra kas pagamina, jie turi patys ir pagalvoti. Iš tikrųjų šitoks stovis, tai labai treniruoja tą kūrybinį raumenį. Jie labai visi išradingi, dėl to nebereikalo Arpadas jos labai pamėgo. Visi, kas su jais padirba, iš režisierių, jie kaifuoja, todėl kad tokio pasirengimo, tokio atsidavimo ir tokio, kaip pasakyti, įsitraukimo, tai labai retai, kada kokiuose kitose trupėse būna, atsitinka, bet tas kolektyvo tokio kaip šeimos laikymas, buvimas, tas stovis yra tikrai labai brangus dalykas. Ir linkėčiau, kad jis nedingtų, kad... Tai jie labai išradingi, man tai patinka su jais dirbti. Ir aišku, labai džiaugiuosi, kad jų gretos daugėja, kad atsiranda kitokių dailininkų, kurie dirba, tai yra fantastika ir jiems labai puikiai sekasi. Puikiai. Dabar reikėtų paminėti dar kartą, kad Rūta Venskutė čia irgi labai pridėjo. Yra fantastika, kad neįsilėjo, kažkada tai dar atsimenu ją, susipažinau. Tai aš per Jauno dienas ir susipažinau, dar buvo studentė. O po to kažkaip buvo vienas kitas darbas, kurį pasiūliau daryti su kitais ir jinai buvo tas žmogus, kuris įsiliejo, bet tikrai smagu, kad jinai yra tos pačios, kaip sakom, kraujo grupės ir irgi yra ta be galo darbšti, labai, labai tokia kūrybinga, išradinga irgi ir aš, čia yra fantastika, kad jinai taip įsiliejo. Čia šitas darbas, aš ir šiandien dar juokavau ofise, sakau, čia nėra darbo valandų, ta prasme, mes dabar esam 9:30 vakaro. Čia yra gyvenimo būdas. Aplamai, menininko profesija, tai nėra profesija, ten nėra valandų, ten nėra iš kalendoriaus, ten nėra išeiginių dienų. Dėl to, ten gali būti atostogos 5 metų, o gali būti 5 metus be atostogų, todėl kad, čia yra gyvenimo būdas. Bet nepavargsti nuo to? Ar, ta prasme, ar jeigu, toks hipotetinis klausimas, jeigu tau dabar būtų pasirinkimas, kad eiti į tokį ofisinį darbą nuo 8 iki 5, savaitgaliai gražus, laisvi, ar pasirinktum tu tokį? Aš žiauriai pavargstu nuo savo tokio būdo, nuo to tokio neužtikrintumo, nes tu nežinai, kas rytoj bus,
krūviai dideli, bet iš kitos pusės žinau, kad aš nieko kito nemoku ir kitaip negaliu. Kažkada bandžiau atostogauti, tai man tos atostogos 3 dienoje ir pasibaigė. Aš vis tiek susiradau, ką veikti, veiklos ir vis tiek kažkas kažkur Čia yra, nežinau, liga, virusas, sutrikimas, nežinau, kas tai yra, bet kokiu atveju jo. Būna iššūkių, tai pavyzdžiui, šeimoje, ar ten būdavo anksčiau jo tėvai ar brolis, jie nesupranta, kaip čia, kas, kodėl negalima sustabdyti. Bet nuokalniai riedančio akmens ar apskritimo rūtulio nesustabdysi. Nežinau, aš tiesiog, nežinau, iš kur tai atėjo ir kaip, bet matyt dėl to ir atėjo, nes aš kitaip negaliu. Tiesiog būdas, bet vargina labai. Bet nesirinktum, ar rinktumėsi tą nuo 8 iki 5? Ne. Aš nei kartą nedirbau normalaus darbo, kur gaučiau algą, po kol manęs neatsivežė Valentinas Masalskis su Rūta Sinkevičiūtė čia į Klaipėdą, kai rinko kursą ir paprašė dėstyti. Tai va tas laikinumas jau tęsiasi 12 metų. Čia yra pirmoji tokia darbovietė, kurioje yra alga, kurioje yra kažkoks etatas ir taip toliau. Per visą savo gyvenimą, tai reiškia daugiau nei 30 metų, pas mane buvo tik tai kūrybiniai darbai ir tik tai honorarai, aš kitokio darbo nesu dirbus. Aš dabar taip, kiek save prisimenu, ne, aš nesu dirbus. Tai nuo studijų metų, kai prasidėjo, jo, tai buvo kinas, buvo galerijos, buvo parodos, buvo spektakliai, buvo įvairiausio žanro, bet viskas buvo tik tai menuose, nes gal ir norėčiau ką nors pabandyti kitaip, tiesiog dėl patirties, bet nežinau, ar sugebėčiau. Gal dar ateis dar laikas? Gyvenimą, žinai. Neįsivaizduoju, nebent galvoju, gal reikia kokias kojines pradėti megzti. Bet irgi čia ne nuo 8 iki 5. Ne, bet aš nelinkiu, čia tiesiog toks buvo provokacija. Iš tikrųjų, tai aš nuo vaikystės nemėgstu rėmų, arba aš susirandu tus rėmus, kad juos laužyti. Va tą turiu, šitą aš pastebėjau, čia gal nežinau, gal čia ir nėra teigiamas bruožas. Bet čia ta laisvė, apie kuri iškrito mums. Bet jeigu tik atsiranda kažkokie tai rėmai, atsiranda toks kirminas vidinis. O tai gal jį galima išbandyti. Tas toks provokuoja visada. Ir matyt, nu jo, aš nieko padoriai neturiu, žinokit, nei darbo, nei kažkokių tai teisingų padorių namų, nei kažkokio cikliškumo, nei padarios šeimos tokia, kokia turėtų būti. Pas mane viskas kažkaip kreivai šleivai, dabar taip sėdžiu ir galvoju, kad aš niekur netitinku. Standartų, ne? Nu, nežinau, ar standartų, bet kažkokių priimtinų normų, nežinau. Jo, aš pilnai nenormali esu. Tai labai faina. Nežinau, ar čia faina. Nu, ta prasme, standartai yra nuobodu, man taip atrodo. Bet kartais liūdna, kartais norėtųsi taip, kad būtų vat išeiginė, nes aš nežinau, ką tai reiškia. Kai būna, kai tu žinai, ateis pavasaris, kad tu turėsi atostogas, kad tu kažkur važiuosi, kad tu gali planuotis. Bet aš girdėjau iš įvairiausių interviu, kuriuos esi davus, girdėjau tokią mintį, kad ir iš teatro aktorių irgi tą girdžiu, kad kai baigėsi kažkoks projektas, ateina ta nykuma pasibaigusio dalyko, ta melancholija, kažkokia nostalgija, kažkas, tai gal tai ir yra tas laikas, kai puikus metas pradėti skaityti tas knygas, kurios laukia, pažiūrėti tuos filmus ar kažką, pailsėti. Pats pirmas etapas, pats pirmas po premjeros, tai būna ta tuštuma ir nykuma, nes tiesiog, nežinau, aš tai palyginčiau tokį, nežinau, kaip iščios, kai tu atrodo tik atidavai tą vaisių ir tu tiesiog esi tuščias. Tai net skaityti neišeina. Vienintelis, kas išeina, matyti miegot. Man dar po to ateina sekantis etapas, kai aš pasineriu į buitį. Aš pradedu viską tiesiog liguistai šveisti, bet taip, kad aš kiekvieną siūlę galiu, nežinau, kažkokio skalbimo mašinos, kiekvieną siūlę išvalyti, plytelių siūlės išveisti.
Bet tas fizinis darbas, matyt, išvalo galvą, išvalo tą ir tą tuštumą, matyt, leidžia kažkuom užpildyti. To va tokių būtinių rūpesčių, va tos dėmelės, rūdžių, dulkių dar, tada galiu iš seno daikto išveisti iki blizgėsių rankomis tiesiog. Tas Ir po to ateina tas etapas, kai staiga supranti, yra alkis ir tu jau pasiruošęs, kad jau dabar jau reikia veiklos smegeninį. Aha. Bet kaip greitai galima skaityti, žiūrėti filmus. Labai mėgstu eiti žiūrėti kolegų darbus. Aš mėgstu koncertus, aš mėgstu į parodas eiti, man reikia to, man iš tikrųjų to reikia kaip maisto, dėl to man ne tik gėda, bet ir labai skaudu, kad aš dabar kokį pusmetį nemačiau nei parodų, nei koncertų, nei spektaklių, tai tą alkį labai didelį jaučiu. Labai džiugu būna, jeigu ką nors genialaus pamatai ir tiesiog net saldu pasidaro ir galvoju, Dieve, kaip jie atrado, kokie jie. Bet manau, kad kiti galvoja apie tavo darbus. Gali, ta prasme, panašiai, kad irgi, kaip genialiai, kaip fainai sugalvoti. Norėtųsi, nes man atrodo, kad ir yra toks tikslas pasidalinti, jeigu savo kažką darai ir įdedi, tai atsiduodi visas ir nori, kad kažkokį atgarsį, jeigu ne tiek įvartinimas, kiek kažkokį atgarsį turėtų. Ir jeigu randi tame, tai būna labai džiugu. Man vasarą tai buvo, kai su savo draugu japonų darėm tą garsovaizdžio instaliaciją Vilniuje per 5 sales, Arkos galerijoje, dar pasikvietę buvom draugų, kitų menininkų ir darėm tokį samplaiką, tokį susikirtimo tašką tarp skirtingų dailės žanro, kas yra vizualumas ir garsinio. Čia net ne muzika, net nepavadinčiau muziką, Tomo vadina savo muziką kaip garsinė skulptūra. Tai galerijoje gyvenom tas 10 dienų, po kol kūrėm tas visas instaliacijas ir visa paroda buvo kaip vienas bendras kūrinys. Tai kai žiūrovai pajusdavo arba džiaugdavosi, labai tokia šiluma užliedavo, taip kažkaip, nes pagalvojai, kad tu padarai ir kai tu pamatai, kad tai gauna kažkokį tai, net nevadinčiau rezultatų, net nežinau kaip pasakyti, tokia ta teigiama emocija. Grįžtamasis ryšys tas kažkoks. Kad matai, kad žmonės net įsikvėpia, kaip pasakyti, ne išsikvėpia, bet įsikvėpia ir kad juos tai inspiruoja. Tai būna tikrai labai džiugu, nes mums patiko tą daryti labai ir jeigu pamatom, kad tas rezultatas patinka žmonėms, tada atsiranda prasmė, tada tikrai labai džiugu būna. Ar darant tos tokias instaliacijas, ta prasme lyginant scenografo darbą ir tokio menininko, kuris daro, ar ne, čia aš nežinau, instaliacijas, niekaip kitaip, ar ne, nepavadins. Kur yra įvietintas menas, įvietinta dailė. Kur yra didesnis ir mielesnis grįžtamasis ryšys, nes toks iš karto tas toks pasitenkinimas, nes aš dabar išgirdau, kad čia gal net yra greitesnis tas rezultatas truputėlį ir net toks ilgas procesas, net toks varginantis kaip teatre. Ir gal ne visada teatre pavyksta tau pamatyti ten tos plojimus, gal tik tai per premjeras. Teatre, kaip aš visą laiką sakau, tas džiaugsmas ir pasisekimas yra bendras, o jeigu yra kažkoks nepasisekimas ir kažkokie kliauzusiai, tai jau yra tokie personaliniai. Juos taip kažkaip priėmė, kad galvo, gal čia ir mano kaltė. O dailėje, nežinau, jie yra skirtingi. Labai skirtingi, nes iš tikrųjų aš šituos vizualiuosius menus einu pailsėti nuo teatro, nes ten irgi kolaboracijos darbas, lyg ir kartu dirbam komandoje su Tomu ar pavyzdžiui, darėm su kolegomis, bet vis tiek ten yra kažkokia atsakomybė ir vizijos kūrimas toks asmeninis.
teatre vis dėlto scenografas, kiek aš ten pasakyčiau, kad ten kuri yra atnešė idėjas, ne. Taip, kūrybos yra, įneši savo gebėjimus, savo patirtį, savo fantazijas, bet ten yra daugiau toks, teatre aš įgyvendinu kitų idėjas, kitų vizijas, aš jas įkūniju. Tai reiškia, jeigu aktoriai ar režisierius ar visa komanda jie nori kažką matyti ar kažką žinot, tai vat tai nuotaikai, tai minčiai aš turiu sukurti kūną fiziškai. Su dailė yra truputėlį atvirkščiai, nes ten imi materiją, imi kažkokią, nežinau, kažkokią formą ir staiga tai formai turi įpūsti idėją ir ta idėja jau eina iš tavęs. Nežinau, ar suprantamai čia šneku, nes taip per aplinkui, bet jo, tai man tas balansas patinka, nes aš ten atsigaunu, ten pasikraunu, jeigu sąžiningai, ten būna skyla visokiausių idėjų ir tada jau jas maišais tempiu į teatrą. Teatras sekina, nes čia reikia labai daug pastangų, nes šalia kūrybinio darbo yra labai daug technikinio, yra gamybinio, yra psichologinio, nes yra komandoje, yra su aktoriais, yra su technikais, reikia išmanyti, kartais prašyti, kartais įtikinėti, visko būna. Labai daug esi padarius tų scenografijų, ar ne? Berods virš 60 skirtingų spektaklių. Ar tu galėtum prisiminti iš viso savo tokio solidžios patirties kažkokį vieną, kuris labai labai svarbus tau? Sunkus klausimas. Toks, kur ta prasme, kad nešiesi su savimi kaip kažkokią patirtį ar gerą, ar blogą, bet tokią ryškiai įsimenančią. Jo, yra pora tokių spektaklių, bet kas yra skaudžiausia, gerų spektaklių neatsimenu. Tik tai tas klaidas, ne? Tik tai tas klaidas. Arba tie, kurie nepavyko, arba tie, kurie neįvyko, arba jo, nes tuos nešiosius žinau, kad iki pabaigos, nes yra vis prasukinėjai, kad o kaip galima buvo padaryti, o kaip tas, tai vat jie labai įsivežė į atmintį. Labai. Akmenukai tie, ne? Po kaklu. Jo. Ir jo, jie yra svariausi, jie yra tokie skausmingiausi ir jie yra ryškiausi, kas liečia va tose atsiminimuose. O geri darbai, jie čia kaip ir gyvenime mūsų klaidos. Mes klaidas visi atsimenam. Nes jos yra skaudžios ir jos yra įsiminimai. Aišku, jos yra brangios. Pamokos jos tokios. Taip, jos turi vertę, bet būtent atsimenam klaidas. O gerų dalykų sėkmingus, kurie pasisekė, ar atsimenu? Jo, dėja. Čia lygiai taip pat kaip ir skausmas. Jeigu, pavyzdžiui, kokia nors emocija skausminga, tai mes kažkodėl tai tas traumas visas susirenkam ir jas atsimenam. O džiaugsmingas akimirkas mes kažkaip jos visos aptakios, jos kažkur nuskrenda ir taip kartais pagalvoja, mes išgyvenam jas iki galo. Bet dabar kažkaip labai priminiai. Net ir kūryba iš tikrųjų daugia, bent jau, pavyzdžiui, aš esu rašantis žmogus ir man labiausiai rašosi iš negatyvo, dėja, bet ta prasme kažkaip, ir čia visai neseniai aš savo tokį archyvą atradau, tokį, kur daug įvairiausių tokių mažų, tokių tekstukų, net nežinau, net negalėčiau įvardinti, koks tai žanras, toks postų. Bet toks nuo mokyklos studijų laikai, ten toks didelis. Ir aš ten jį perskaičiu ir žiūriu, kad daugiausiai yra visi iš skausmo. Nes kai yra gera emocija, tu nesėdi ir nerašai. Tu kažkur kitur esi, ten išgyveni tą gerą emociją. Tu esi jo lengvas. Tarp kitko, priminėjom kažkada tai su draugais dar ir diskutavom, kad negi čia menininkas iš tikrųjų turi kentėti, kad kurtų. Jis ne dėl to kenčia, kad kurtų. Ir ne dėl to kūrė, kad kentėtų, bet yra ta tokia fazė, kuris sutampa tarp kūrybos ir kančios,
Nes per kančią, aš taip dabar, per savo patirtis, taiga suvokiu tokį vieną dalyką, kad per kančią žmogus yra jautriausias. Jis, ten matyt, užima tas visas stygas, kad nėra už ko pasislėpti ir tai yra giliausiai kabina. Ir iš to tokio tikrumo matyt ir ateina tie tokie tikriausi rezultatai, tikriausi gestai, tikriausi sprendimai, ypač kūryboje. Nes kažkada tai niekaip neatsiminsiu to filmo, bet Hopkinsas dar vaidino tą profesorių, yra labai toks sudėtingas, intelektualus filmas, kai Oksfordo profesorius, kuris yra toks labai intelektualus žmogus, labai didelis cinikas, pilnas ironijos, niekada nemylėjęs, nes net netiki į meilę, kad tai yra išmislas ir kad tai yra visiškas išgalvojimas. Jis toks labai racionalus, labai logiškas žmogus ir staiga vienatvė jį ištinka meilė. Jisai įsimylė į savo buvusią studentę ir aišku, ten viskas išsivinioja ir nelaiminga pabaiga, nes jam neduota tos meilės patirti, mergina žuva ir taip toliau, ten viskas išsivinioja, bet ką noriu papasakoti, ten buvo vienintelis labai geras sakinys, kuris man įstrigo. Tai jisai patyrė senatvėje tą meilės potyrį, kai tau nuneša smegenis ir kai atrodo visi jausmai apverčia tavo gyvenimą. Jisai nusprendžia, kad vis dėlto daug skausmų atneša. Ir tas skausmas, būtent skausmo pagalba, kūrėjas aukščiausiasis tašo iš mūsų, nes mes kiekvienas kaip akmens luitas, tokie grinuoliai gamtos. Ir būtent skausmo pagalba aukščiausiasis kūrėjas tašo iš mūsų tobulas skulptūras. Tada ateina ir išmintis, tada ateina ir nuolankumas, tada ateina ir toks nuolankumas, kaip pasakyti, nesusitaikymas, bet nuolankumas, kada tu patampi kaip vanduo, pritampantis, bet kartu ir išlaikantis savo jėgą, savo stiprybę. Per skausmą, per patirtį. Skausmas reikalingas vis dėlto, ar ne? Balansas. Auginantis, jo. Jo, mums taip atrodo, kad jis skriaudžia mus, bet kartais pasižiūri, kad tie patys skaudžiausi ar sunkiausi dalykai, tai jie būna, kaip pasakyti, jie atneša daug gėrio. Jie atneša gėrio mums kaip asmenybei, augimui, supratimui, kažkokiai tai patirčiai. Ir aš manau, kad net atrodo baisus dalykai, kurie arba skausmingi, jie mus neskriaudžia, o kaip tik padeda mums. Tai reiškia, jie yra naudingi. Taip išsivinioja mintis. Taip. Mes turim čia studijų šunį, ne? Viskas gerai. Sora, ne vardas? Sora. Taip, viskas tokio. Užsiminiai apie meilę. Aš taip noriu čia dabar įlysti į asmeninį gyvenimą. Tavo širdies jau užsiminė, ar ne, kad Tomo, ar nereikėtų sakyti, yra Japonijoje tavo antra pusė. Kaip jums sekas per atstumą šitai palaikyti santykius ir kada keliausi į Japoniją? Tai mes taip šokinėjom, mes jau 6 metai. Vienas kitą taip aplankom, bet kadangi mes jau esame, kaip sakyti, ne jaunikliai, pagal savo senelius, tai mes jau turėtumėm būti vidutinio amžiaus, einantis jau į tą antrąją gyvenimo pusę, mums ne po 20. Dėl to eina visai kiti iššūkiai, kiti įsipareigojimai, kitos atsakomybės. Bet taip susiklostė gyvenimas, kad sudėtinga yra mūsų situacija dėl įvairių aplinkybių ir taip toliau, kad galbūt norėtumėm būti kartu fiziškai. Bet kas paradoksalu ir aš labai dėkinga gyvenimui už šitą likimo dovaną, abu net ir patvirtinom tą, kad visatoje yra visur balansas. Ir jeigu kažkurios dalies trūksta,
kita sustiprėja vien dėl to, kad suvesti lygsvarą. Taip. Ir jeigu nebūna toks dažnas fizinis kontaktas arba fizinis tiesiog buvimas, ir atsiranda kitas dvasinis ryšys. Ir tas dvasinis ryšys iš tikrųjų yra toks brangus, kad tai yra prabanga turėti žmogų, su kuriuo gali padiskutuoti dėl darbų, nes tai yra ne tik tai draugas, bet tai yra ir partneris, kolega kūryboje. Arba padiskutuoti ir tai ir mes gyvename dėkingų metu, kada yra internetinis ryšys. Aš jau 6 metai gyvenu be žadintuvo, nes 6 val. Ryto visą laiką paskambina Tomo skambutis. Geras, kaip aišku, mus skyrė 6 valandos vasarą, 7 žiemą. Tai būna ta valanda irgi labai skausminga ir labai pasijunta. Bet mes to ritmu gyvename ir visą laiką prieš mano, baigiant dieną, prieš einant miegot, aš jam turiu nusiųsti žinutę ir aš jam turiu nusiųsti netgi jo portretą, nuotrauką, selfie. Tai tų selfių yra tiek prisirinkę, yra virš 4000 jau. Wow. Ir aš sakau, mes galim daryti atskirą projektą, nes būtent labanaktis palinkėti ir tas portretas, aš gyvenime tiek nebūčiau sugalvojus, kad save reikia fotografuoti, bet atsirado tam tikros, kaip sakyt, tam tikras paprotys ir iš jo darosi irgi kažkoks kūrinys, nežinau. Bet jo, į dieną susiskambinam kelis kartus ir Tomo kartais juokauja, sako, žinai, žmonės fiziškai būdami šalia, jie kartais nežino, kur yra jo partneris. O kai mus skiria 9000 kilometrų, mes žinome kiekvieną minutę, kur esame, nes tiesiog kartais raportuojam ir toks buvimas galvoje vienas kito, tai yra visai kitokia patirtis. Ir aš žinau, kad aš jos niekada neturėčiau, jeigu mes galėtumėm, būtų dėkingos tokios aplinkybės ir mes galėtumėm būti šalia. Tiesiog yra tokia forma. Ir tų formų buvimo poroje yra begalės. Taip. Kiek yra visatos, tiek yra tos. Tik mes kažkodėl tai vis galvom, bandom įsipaišyti į klišės. Tai va matot, net ir čia turiu nestandartinį santykį. Aš tą patį žadėjau sakyti. Tiesiog aš labai norėjau, nieko neturiu normalaus, net ir vaiką turiu ypatingą, viską turiu, ką gyvenime, tai viskas yra kažkaip kitaip. Čia tiesiog tavo vizitinė kortelė. Viskas čia yra gerai. Fainai. Tai kada susitiksit? Ta prasme, fiziškai. Dabar Tomo fiziškai atvažiuoja balandį. Oi, tai fainai. Labai smagu laukti. Ne? Jo, balandį yra pora čia tokių jo koncertų ir pora susitikimų. Ir po to rudenį mes tą parodą, kurią kūrėme praeitais metais Orkos galerija, dabar bendradarbiaujant su japonų viena menininkų rezidencija, ta paroda iškeliauja į Japoniją, dėl to mes bandom ją adaptuoti ir tą su į ten kintančių suvokimo erdves sukurti tenai adaptuotai Japonijoje. Tai irgi toks kaip ir tiltas tarp Japonijos ir lietuvių, nes ir pats projektas yra Tomo muzika kaip japono kūrėjo, jo suvokimas ir jo estetika visiškai ateinant iš kitos kultūros ir mūsų lietuvių vizualistų, vizualaus meno atstovų. Turim fantastišką stiklo menininkę Dalią Truskaitę, Rūtą Šipalytę keramikė, Saulius Valius skulptūros instaliacijos arba Dual Headai, kurie daro tokį irgi kinetinį meną, kuris irgi turintis ir video, ir audio visokiausių apraiškų. Tai planų jo yra. Tai ir mūsų susitikimai yra taip, kadangi irgi skraidyti yra gan sudėtinga. Tai visą laiką susigalvojam projektus ir tų projektų dėka galim skraidyti vienas pas kitą. Tai irgi įtakoja netyčia tai ir portfolio kurti toliau. Ir jo. Visur menas, visur yra, ta prasme, gyvenimas menas ir gyvenime gimsta menas. Nežinau kaip su tais menais, bet kūrybingumo reikia visame kame. Man atrodo, bet kokia mūsų sprendimė reikalinga kūrybiškumo, netgi sprendžiant
kaip dieną pradėti, arba kaip bendrauti su žmonėmis, jeigu mes norim tos džiaugsmo ir laimės, nežinau, mes turim būti kūrybingi, nes kūrybingi, man atrodo, kad tai yra ta gyvybė. Man atrodo, kad duota, aš net ir studentams sakau, kad tas kūrybingumo genas yra duotas mums jau nuo pat pradžių. Tik jie reikia tiesiog vystyti, laisvinti. Paskutinį rimtą klausimą, po to perėsim prie linksmosios dalies. Grąžinu į Klaipėdos jaunimo teatrą ir irgi kažkuriam interviu buvau užsiminus, kad darbas su Valentinu Masalskiu, tenais berods 17 metų kartu, ar ne? Mes su juo nuo 2001 metų. Aha. Ir kad sakai, kad tai yra 23. Taip, kad tai yra dar vienas universitetas. Ja. Kodėl? Ir kaip? Kodėl tai yra universitetas? Kuo? Tai yra mokykla. Bet kokiu atveju universitetas yra mokykla. Kas liečia Valentiną, tai aš galėčiau vardinti tai, kad tai yra menininkas su savo manifestu, su savo netgi dekalogu, tam tikrais punktais, kurie yra labai svarbus ir atitiko. Ir atitiko man, nes aš tokia irgi, kaip sakyti, idealistė. Ir bent jau pradžioj, kai buvau jauna, tai net ir dabar, ką aš čia kokietuoju, aš tikrai tikiu į tam tikras vertybės, kurios gali būti aukščiau. Galbūt tai ir padeda dirbti, pabėgti nuo fizinių sunkumų arba juos iškęsti, nes tas siekis tų idealų, jo, yra kelrodė žvaigždė ir visą laiką suteikia galbūt tų galių padaryti ir neįmanomus dalykus. Tai Valentinas yra toks gyvas pavyzdys ir jis iš tikrųjų su jo charizma, su jo gebėjimu ir su jo atsidavimu, tai tiesiog irgi tai yra dovana susitikti su tokiu žmogum ir plus jisai moka draugauti. Jisai su visais, su kuriais dirba, jis tikrai draugauja ir ta draugystė yra tokia nuoširdė ir tokia, nežinau, tai yra iš tikrųjų dovana. Dovana, kad galima kalbėtis ne tik tai apie darbus, bet ir aplamai apie gyvenimą, apie moralę, apie tam tikras patirtis, netgi dalintis. Tai jo, tai patampa tokiu kaip ir mokytojų vyresnių draugų, kad aišku jo patirtis didesnė, jo jis masto, jis iš tikrųjų apmasto, man atrodo, jis atsibunda ir jisai turi savo tos procesus, kada sėdi ir, man atrodo, apmasto tą pasaulį. Taip. Kas, kaip ir kodėl. Tai su juo būna labai gerai kartais pasitarti, nes gauni ir gerų patarimų ir tuo labiau, kai jisai žino viską iš šalies per metų. Tai jo, tai irgi dar viena dovana. Tai va, dėl to aš vadinu jį dar vienu universitetu, nes tai yra žmogus orkestras plus. Jis turi labai gerą klausą. Gerą skonį, tą tokį tikrumo pojūtį. Čia matyt, ta yra dovana, kada žmogus jaučia tą, kas yra tikra, kas ta yra teisybė. Taip. Tai būti šalia ir pasitikrinti ir jeigu dar sutampa, tai būna irgi tiek džiaugsmo. O, kaip gerai. Taip, labai gerai. Aš irgi jaučiuosi, kad čia esu kaip gyvenimo dovanos pasiekmė. Prasme, susitikti su juo ir būti. Ir pastebėti, kad kai kurie žmonės būna, man atrodo, ar čia tik ne Valentinas kažkada bus paminėjęs, kad kiekvieną žmogų galima lyginti su vandens talpa. Vienas gali būti kaip stiklinė, įkišai ranką ir jau dugnas, o kitas atrodo, kišitas rankas ir ten bedugnė, ten nėra dugno, atrodo, eina kaip vandenynas. Tai jo, tokia metafora. Juokinga, bet tikra. Taip ir yra iš tikrųjų. Labai gera. Nesu girdėjęs, bet labai taikliai apie žmonės. Nes ypač čia turėjom vieną kartą, vienu metu dirbom su Albina Žiupsnytė, nežinot, yra rašytoja
Kaune. Jinai miniatiūrinė moteris, kurios iš tikrųjų ūgis yra 80 cm, jeigu aš nemeluoju. Ar iki metro. Jinai labai miniatiūrinė. Bet kas liečia proto, aštrumo ir išminties, toks jausmas, kai atrodo dar to žmogaus dar 3 metrai, bet mes jo nematom, jie kažkur po žemę. Įsišaknys, jie. Jo, tai va irgi apie tą žmogaus gylį, kada tu susitinki ir jau po 5 minučių tu net nebematai jos negalios, tu nematai, kad jinai yra kitokia, nes, nežinau, tas efemeriškas pojūtis, nežinau, sielos, dvasios, išminties, proto, nežinau kaip tai vardinti. Yra tokia begalinė jėga, kad tu staiga supranti, kad tu stovi prieš milžiną. Tai va irgi buvo matyti iš to pokalbio, bet Valentinas moka tą visą laiką labai taikliai su humoru pasakyti. Tai čia va buvo apie vandens talpą. Geras, labai fain. Nu, super. Dabar pereikim prie iš raunų, iš su šaknimis. Smegenų, čia jau smegenų. Šitą va tokį žmogeliuką, žmogaus galva, joje yra kvaili klausimai, durni klausimai, aš jau sakau, durni klausimai. Juos sugalvojo arba teatro aktoriai, čia bet kas galėjo įmesti, bet mes biškai padarėm tokį reviziją, tikrai palikom durnus klausimus, nes buvo tokie normalūs klausimai. Tai mes dabar biškai... Bet juos sunkiausiai atsakinėti. Jo, tai mes palikom durnus klausimus ir keletą durnų klausimų ištrauksiu Renatai Valčik, labai solidžiai moteriai, kokių nesąmonių truputėlį. Čia jaunimo teatras, čia prisigalvoja. Jiems priklauso, jie jauni. Turi būti kažkokių tokių. Taigi, koks mėgstamiausias vaikystės žaidimas? Man bet koks žaidimas patikdavo, kuris būdavo su vaikais, gyvai, ne su daiktais. Oi, visokie tiko. Labiausiai tai patikdavo persirenginėti ir jau iš tikrųjų tada mes darydavom vaidinimus, pasirodymus. Dabar tai vadinasi šaradom, kaip jas vadina. Kad reikia atspėti, ne? Jo, reikia atspėti ir kai tu nudavinėjai, mes turėjom kažkokį kitokį pavadinimą vaikystėje. Jo, ir visi žaidimai, kurie būdavo kompanijoje su žmonėmis. Man matyti reikia kontaktų bendravimo, aš matyti dėl to ir pasirinkau tą profesiją, kur visą laiką tarp žmonių. Puikiai, labai gerai. Kitas durnas klausimas. Ne. Čia labai normalus, nebuvo? Labai normalus. Gerai, žiūrim, ką toliau. Šuo ar katė? O! Šuo, kaip ir akivaizdu, ne? Čia, jo, akivaizdu, čia fonė buvo. Nors aš kačių truputėlį prisibijau, nes aš jų nesuprantu. Aš jų kažkaip nepagaunu, jos man labai paslaptingos. Jos labai tokios nepriklausomos ir paslaptingos, kad aš net nežinau, kaip su jų didenybėm bendrauti. Bet kaip taisyklė, esu magnetas kačių. Jo? Rimtai? Aš bijau ir jos visą laiką eina prie mane. Geras, kaip įdomu. Jo, o su šunim kažkaip man paprasčiau yra, jo, ir kaip matot fonė yra šuo. Šuo. Didelis, protingas šuo. Gerai. Trečias klausimėlis. Kuršienų vyniotinis ar bankuchenas? Šakotis kliūstelius. Man gėda, aš nežinau, kas yra kuršienų vyniotinis. Toks vyniotinis su tokiu pertepimu. Didžiuosiuose prekybos centruose tikrai yra. Net neatsimenu skonio. Nežinau, kažkada tai labai mėgau bankucheną, dabar nuomonę pakeičiau, dabar saldumynai. Nežinau. Pasikeitė skonis? Nebetinka apskritai saldu? Čia būna, man atrodo, visi tą pereis, nes kiekvieno matyti etapo amžiaus ateina, gal dėl to, kad persivalgai, arba ateina kažkas labai tokiom bangom, kas būna labai skanu, ar tas, bet net nežinau. Grybukai. O, labai gerai. O, žiūrėk, čia tai durnas klausimas. Aš netgi kažkada norėjau gal istorijų sudėti. Kaip tu, Renata, valgai grybukus? Ar pirmą nuo to rudo daikto, ta prasme nuo tos kepurėlės, ar nuo aguonų? O dabar čia geras klausimas, tu pagavai mane, aš nežinau, aš anksčiau jas perlauždavau.
Ir tada, nežinau, nuo kurios dalies pradėdavau, bet aš dabar galvoju, ar tik ne nuo aguonų aš pradėjau. Nes aš tai nuo aguonų, kažkodėl tai. Nes jinai ta dalis yra saldesnė, šokoladas yra kartesnė ta pusė, galbūt nuo aguonų ir nuo tos glazūros, gali būti. Ja, bet kad perlaužiu, tai irgi faktas, bet dabar galvoju, kurią dalį pirmą įsėdu į burną, nežinau. Tai kitą kartą pastebėsiu save, gerai. Man galėsi parašyti. Nu ir gerai, kiek mes čia turim, tai būna po 5, tai dar 2. Gėdingiausias paauglystės meilės istorijos akimirka. Gėdingiausia paauglystės meilės istorijos akimirka. Aš buvau tokia bailė paauglystėje ir šiaip tai labai įsimylėdavau, bet tas įsimylėjimas galėdavo būti vienai dienai. Aha. Ir jis, aišku, bus nebylus, nieks apie jį nežino. Objektai keisdavosi ten, nežinau, pradedant nuo kino filmų herojų iki kažkokio tai klasioko, ne klasioko, nu, ten ar kažkokio grupioko. Aha. O dabar galvoju, bet aš buvau labai bailė ir iš tikrųjų nesiveldavau ir gyvenime labai vengdavau tų situacijų, žiauriai bijojau. Ir aplamai savo gyvenime pirmą kartą pasimatymą nuėjau gal 19 metų po mokyklos. Tai dabar taip galvoju, kas ten galėjo. Tik žinau, kad vieną tai turėjau tokį objektą įsimylėjus, kuris aš nežinau, ar jis net žinojo, ar jis man patinka. Bet tai buvo vyresnių klasių vienas berniukas, tai aš buvau gal kokia 8-9, tai tomis dienomis, kai jis būdėdavo, ir būdavo toks labai keistas dalykas, būdinčiai pasiskirstavo. Vienas vienuose koridoriuose, jeigu klasė būdi, kiti ten prie įėjimo, žiūrėdavo, kas vėluoja į mokyklą. Nu, kažkokios tai durnos taisyklės buvo. Ir aš žinodavau, kad jeigu tomis dienomis, kai jisai būdi, tai aš į pirmą klasę neįdavau, nes tiesiog aš bijodavau jį sutikti taip arti, nes reikėdavo praeiti pro duris. Mano tokie nuotykiai būdavo. Kad jau geriau pavėluoti, kad tik nesutikti. Ne? Kad tik nesutikti, nes aš galėdavau paraudonuoti, mane galėdavo ištikti stabas, o galbūt aš apalpsiu. Ir tada man bus labai didelė gėda. Nu, ta prasme, viskas vykdavo mano galvoj, pradedant įsimylėjimais ir baigiant visais scenarijais, koks rezultatas gali būti. Tai kad, aš nežinau, čia galim pavadinti gėdingu, bet, nu, matyt, tą gėdą aš irgi galvoju išgyvenau. Taip. Vidinė gėda. Labai gerai. Gerai istorija. Na ir ką, paskutinis klausimas. Renatai. Kokios norėtum supergalios? Žinau. Labai įdomu. Žinau, aš norėčiau turėti tokią galią. Kažkada dar, čia visai dar neseniai, dar net akademijoje klėdėjau, čia net ne vaikystės noras, kad turėti tokią, žinot, kortelę, kaip bankų kortelę. Aha. Ir kad tai būtų galia, kaip, nežinau, laiko bankas. Aha. Pavyzdžiui, tau trūksta valandos, tu prieini prie tokio specialaus automato, įstatai tą kortelę ir, pavyzdžiui, turi tas 10-15 minučių, kurių tau reikia arba kurias vėluoji, tu jas tiesiog gauni, viskas sustoja aplinkui, tu nueini iki punkto, kur turi būti, išsitrauki kortelę ir tada vėl toliau laikas eina. Tai vat, su tom manipuliacijom laiko, tai aš labai norėčiau supergalę turėti valdyti laiką. Super. Tai... Aš iki šiolei ją turiu, aš matyt pasensiu ją ir turėsiu. Šitą norą aš turiu. Labai gerai. Tai va to ir palinkėsiu, Renata, tą turėti kortelę, nes man atrodo dabar šiuo metu labai reikalinga. Dabar labai praverstų. Taip pat kokį papildomą mėnesį pasidaryti. Jo, taip, ne po 15 minučių. Jeigu imti, tai imti taip jau, urmu. Jo, arba kokį 10 metį. Jo. Tai labai fainai. Ačiū, Renata. Linkiu stiprybės, sveikatos, daug to laiko, ar ne? Ir kad visi šitie darbai, kurie dabar viens ant kito lipa, kad jie būtų efektingai, kūrybingai ir tobulai, baisom, tai yra bijom to žodžio, bet kad būtų įgyvendinti, kad nebūtų... Ačiū. Labai norėčiau, kad taip ir būtų. Kad žmonės įsikvėptų ir galėtų irgi kurti meną. Tai ačiū labai. 5. Ačiū už tavo laiką.